Sveiki, noriu parodyti, kaip veikia CapCut programėlė. Kai einate į CapCut programėlę, jums atsidaro toks langas. Jums reikia spausti ant NEF projekt. Paspaudus ant šito, jums atsidaro langas su nuotraukom. Viršui matote fotos, videos galite rinktis ir live fotos. Tai judesio foto. Tai dabar parodysiu, kaip įsidėti, pavyzdžiui, video. Tiesiog pasirenkat kokį nors video. Toliau renkatės, pavyzdžiui, nuotraukas kažkokias ir įsidedat. Kai jūs įsidedat, iššoka jums toks langelis, žodžiu, jūsų filmukas susideda. Dabar parodysiu, kaip reikėtų naudoti tekstą, jeigu norit rašyti. Tekstą galima rinktis, matot tą liniją, kur yra ant filmuko vaikščianti linija. Tai ta linija rodo, nuo kurios vietos jūs kažką galite uždėti. Pavyzdžiui, norit nuo pradžių. Tekstas yra apatinėje eilutėje, kur yra žirklės, audio ir tekstas. Tekstą pasirinkus reikia spausti A plus add text. Paspaudus, jūs rašote, pavyzdžiui, labas vakaras. Taip, užsirašo tekstas. Dabar, kur yra tekstas, taip ant jo paspaudus, po jo yra apačioje stiliai. Tai galite rinktis paryškintas raidės arba, čia kažkodėl dabar nepilnai rodo visą, tai pasirinkus pilnai efektas, pavyzdžiui, galima pasirinkti tokį. Jeigu rinksitės Pro, tai čia yra mokama. Jeigu neturite mokamos funkcijos, tada rinkitės, kur yra ne Pro. Matot, kaip keičiasi šriftas. Paskui style. Tai čia irgi galite didinti, galite mažinti su rodiklėlė size. Čia ryškinimas eina. Taip, čia galėsit pasinagrinėti kokius spalvų. Šitie yra visi nemokami. Taip, paskui yra dar animatai. Čia, aišku, galėsit pereiti, visokių yra būdų. Čia yra, pavyzdžiui, jeigu norit, kad jūsų tekstas, čia iš nemokamų, tiesiog eitų, kad tai jum eina. Jį galite tą praėjimą pailginti. Čia su ta rodiklėlė mėlyna pačioj sumažinti. Greitas praėjimas, ilgas praėjimas. Taip pat galima, kad iššoktų gražiau. Čia galėsit pasinagrinėti. Primenu, kad jeigu yra Pro, tai vadinasi mokama. Taip, toliau. Čia yra dar šitokia funkcija, galima kaip pranešimą kažką tokio daryti. Reikia užrašyti gal normalų tekstą, kad jis matytųsi. Ir čia nerekomenduoju. Taip, su tekstu kaip ir maždaug viskas aišku. Toliau tekstą dabar galima, pavyzdžiui, jeigu jūs tekstą norit, kad jūsų tekstas būtų ten, pavyzdžiui, trumpiau rodomas, tik tai čia pradžiai parodo ir viskas dingsta. Jeigu norit, kad tekstą ilgiau rodo, ten teksto langelio užeinat ir tą baltą tokį stumėt ilginat, Jeigu yra ilgas tekstas, aišku. Jeigu jisai bus trumpas tekstas, tai jisai vis tiek rodys jį per visą, bet perėjimas bus tik tai trumpas. Taip. Tai aš dabar jį patrumpinu. Dabar toliau. Jeigu norite, pavyzdžiui, savo vaizdą kažkur nukirpti, tai einate ant vaizdo, būtent jisai turi pabaltuoti ir spaudžiate čia su tokiu split, kur yra pats pirmas, po kairę apačioj. Toksai mato tokie kaip langiukai. Tai čia galima mes daug prisidėti, pavyzdžiui, norit iškirpti kažkokį žodį, nepatiko kažkas, tai žodžiu, galite tiesiog paimti, kažkur kažkas nepatiko, iškirpat. Ar jums per ilgas, pavyzdžiui, filmukas, jūs norit trumpinti. Iškirpat. Jeigu norit pamažinti filmuką, irgi galit nekirpti, pavyzdžiui, jį tiesiog vedant ant filmuko uždėjus jį tampyti. Taip pat irgi tampasi. Taip, jeigu, pavyzdžiui, norit ant teksto uždėti kokią nors rodiklėlę,
Tai dar galim, pavyzdžiui, uždėti rodiklėlę kažkokią, jūs norit rodyti kažką. Čia mokama, reikėtų paieškoti nemokamą, va, apvalus šitas nemokamas yra. Ir irgi taip pat tampat, kur norit, pasidedat. Ir visą laiką reikia, kai viską atliekat, paspausti varnelę, ten, kur yra vienoje to linijoje visi emoji, ant varnelės. Dabar atsirado tokių langelių, jeigu jūs norit, kad jūsų emojis ar ten kažkoks apvedimas rodytų tik tai vienoje vietoj ir trumpiau, tada sutrumpinat. Jeigu norit, pavyzdžiui, jį perkelti iš vis kažkur dar kitur, tai jį tiesiog keliat kitur. Tai pastumdydami šitos langelius. Taip, gerai, toliau, pavyzdžiui, jeigu norim tą patį vaizdą, jį pagreitinti. Greitinimas. Paspaudžiam. Čia galim greitinti, lėtinti, greitinti. Matot, kaip sugreitėjo. Iš vis labai. Tai pavyzdžiui, jeigu vaizdą norite, kad jisai ten ir lėčiau, ir greičiau rodytų, tai pavyzdžiui, pasispaudžiate esamą, bet jeigu jį norit pakoreguoti, jį čia pratampis, galite pasigreitinti ar kažkokio momento patys pakoreguoti taip, kaip jum reikia. Tai pažiūrim, kaip čia gausi. Taip, kas čia iš tokių pagrindinių funkcijų? Dar tekstas aišku, dabar nuotraukų efektą ir, pavyzdžiui, filmuko efektas, pavyzdžiui, animacinis. Patį filmuką. Galima padaryti, kad jisai pradėtų čia, pavyzdžiui, ir padidinti, kad ta pradžia būtų ten tokia išplaukusi iš juodumo į baltumą. Išeitų, jeigu norit. Galima jį trumpinti, kad greičiau jisai gautas. Taip, dabar dar efektai, pavyzdžiui, su nuotraukom. Visada, jeigu kažką nori daryti, tai ant nuotraukos užspauskit, pavyzdžiui, animacijos į nuotraukom, ne? Irgi kartais būna, kad keičiasi, pavyzdžiui, nuotrauka. Ir irgi galite trumpinti tą pasikeitimą, galite ilginti, jums reikia. Ir efektai. Efektų taip pat yra įvairiausių, jūs galėsite irgi mėginti juos, kurie yra be projektų. Jis yra nemokamas. Taip, bandyti galėsit visokių. Dėti viską, kad nebūtų šito kapkuto jau pačioj pabaigoje. Dar tiesa. Neparodžiau, kaip muziką uždėti. Taip, nuo kur nori dėti muziką, tai einat į audio. Yra audio. Jeigu rinksitės ne iš pro, pavyzdžiui, galima foną uždėti, ne? Jūs šnekate ir bus fonas. Taip, dabar ant šito fono užėjus einat į volume ir jį, pavyzdžiui, galite pagarsinti ir patilinti. Jeigu, pavyzdžiui, jūs šnekat ir norit tik tai mažo fono, tai geriau nutilint kažkur iki 10, iki 8, kad labai lengvas būtų. Arba į kitą pusę. Taip va. Dar funkcija yra, kad jeigu norit, kad jūsų vaizdas pats neturėtų garso, tai jos išjungti, tiesiog garsus tenai. Ir dabar muzika, jeigu jūsų filmukas yra trumpesnis, muziką reikėtų susitrumpinti. Paspaudus nukirpimą ir šitą tiesiog ištrinti. Arba muziką galima trumpinti tokiu būdu su pirštu. Tai va, dar jeigu norite įrašinėti savo garsą ant vaizdo takelio, bet čia yra tik mokamas. Mikrofonas yra rekord, pats paskutinis. Tai galima įrašinėti garsą. Vyksta pabandymas 1, 2, 3. Taip, užleisim pagal. Vyksta pabandymas 1, 2, 3. Ant fono galite uždėti savo žodžius visus. Tai va, viską, kai baigėte, tuomet eiti į viršų, kur yra export, spaudžiat export, laukiate, neuždarot šito lango ir išsaugot.